Su jumis eteryje sveikinasi laida FB pagalba. Šiandien laidoje turime labai įdomią temą. Dvi merginos pykstasi dėl Instagramo followerių skaičiaus. Viena mergina kaltina kitą, kad ši per daug followerių turi, kita pyksta dėl to, kad ji surenka per mažai laikų ir tai yra tikrai labai aktuali tema mūsų visuomeniai. Taigi merginos, žiūrovai laukia, kol jūs prisistatysite savo vardus. Dabar biškai užsiėmus, tai jinai pirma prisistatys. Sveiki, aš esu Sofija. Jūsų vardas Sofija. Iš kur esate, Sofija? Aš esu iš Švenčionių rajono. Iš Švenčionių rajono. Panelė, taigi koks jūsų vardas? Jūs nematote, kad aš nelabai turiu laiko, aš esu Birutė. Birutė. Birutė nagų priauginimas. Jeigu tikrai labai reikia prisiauginti labai gerai nagus, tai aš vėliau jums duosiu savo numerį arba Facebooką, galėsite manimi. Aš manau, kad daugelis žiūrovų iš tikrųjų tikrai labai mėgsta prisiauginėti nagus, nes gėlinis priauginimas yra labai ant bangos. Pati laukiu eilės, kad nesiūlyčiau labai pas Birutės. Panelė Elžbieta. Pati laukiu, kada galėsiu eiti pas jūs, dėl to, kad auginuosi nagus, kad jie būtų lygiai. Bet o kiek kainuoja pas jūs priauginimas, jeigu nepaslaptis? Priauginimas 30 eurų. Bet jis labai profesionalus. Tai nėra labai didžiulė kaina, dėl to, kad Vilniuje priauginimas kainuoja ties 50 eurų riba. Tai aš manau, tai nėra didžiulė kaina. Taigi, panelė Elžbieta, kuo jūs skundžiatės? Ant manęs štai Birutė supyko, kad aš nelaikinu jos nuotraukų ir tai apgailėtina. Nejaugi aš turėčiau laikinti tas nuotraukas, kurias man nepatinka. Matote, man pavydi mano grožį, jūs nesuprantate. Na tai iš tikrųjų yra akivaizdu. Žiūrovai, atsakykite į šį klausimą, kaip jūs manote, ar Elžbieta iš tikrųjų pavydi paneliai Birutei jos followerių ir laikų skaičiaus? Atsakykite į šį klausimą laidos gale. Birutė, ar jūs su Elžbieta buvote draugės? Buvome draugės, kol jinai laikino mano nuotraukas. Tai panelė Elžbieta, jūs nebelaikinate draugės Birutės nuotraukų? Aš nespėjau palaikinti jos visų keliamų nagų nuotraukų ir panašiai, juk aš ne visą laiką prie Instagramo. Gerai, panelės, padarome tokį dalyką. Aš jums užduosiu klausimą tiesiai į eterį, tiesiogiai, beje. Kaip ši laida galėtų išspręsti jūsų konfliktą? Ar jūs galite susitaikyti, ar vis dėlto pasuksite skirtingais keliais? Aš galbūt norėčiau likti draugėmis, tačiau dėl to, jog aš kartais nespėju palaikinti jos nuotraukų, jie mane supyko. Tu nespėjai, tu tiesiog nenori, nes tu pavydi. Na taip, situacija nemanau, kad yra iš lengvųjų. Todėl aš jums uždaviau klausimą ir aš į šį klausimą gavau atsakymą. Panelė Elžbieta tikrai norėtų likti draugėmis su panelė Birute. Taigi padarome šitaip. Tai turiu omenyje, kad jūs norite likti draugėmis, bet tada tu, jūs, panelė, ir jūs, manau, turėtumėte pradėti laikinti panelės savo draugės Birutės nuotraukas, tik tai taip galėtumėte išsaugoti draugystę. Ir būtinai užsirašyti gėlinį priauginimą, nes taip, manau, likti draugėmis tiesiog yra be šansų. Argi tai neapgailėtina turėti draugus pagal Instagramą, kurie laikina tie mano draugai, kurie net tai ate? O kiek jūs followerių turite? Abidvi gal pasidalintumėte savo skaičiumi? Mano jau beveik 800, o pas ją tik 500, dėl to ji tokia pavydė. Tai yra tikrai nemažas followerių skaičius. Na gerai, manau, mūsų laida artėja prie pabaigos, dėl to aš siūlyčiau, merginos, susitaikykite. Ir kaip šitam susitaikymui, atleiskite žiūrovai, nesiklydau pasakiusi. Noriu padovanoti šioms dviem gražioms, nuostabioms, kūrybingoms merginoms po sąžiningumo, taikos ir darnos simbolį. Palaukite, mėly žiūrovai, tai paslaptis. Всем привет! Тайка! Все, привет, мама! Ой, привет! Kaip susitaikymo simbolis. Aš Airodas Valentūnė. Meilės ir taikos susitaikymo simbolį. Merginos, likite draugėmis. Mūsų laida atsisveikina su jumis ir linki jums geros kloties. Susitiksime kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Mielas Tomi, tavo ištikimi gerbėjai, draugai ir timai ir valkių partneriai nuoširdžiausiai sveikina tave su jau antruoju gerovės komisijos bazaro atsakymu. Ir linki tau visada lankyti pamokas, nes Matiekos mokslo tavęs
Taip pat, tavo ištikimas draugas Edvinas linki tau gerai atspausdintų koliko modeliukų. Ir Švenčionių TV organizatoriai siunčia tau šį meilės, darnos ir sąžiningumo simbolį, tai šį kaktusą. Savo kitomai ir mylėki, kaip myli ir savo brangų jogį. Įskyrė tau Olele Papyčių dainą, išpildyk mano norus. Labą dieną. Здорово. Joms. Kiek jums metų? 25. Iš kur esate? Iš Balbieriškio. Ar esate baigęs Info Žemaičio mokyklą? 9 klases beveik baigiau. Kur planuojate būti ateityje? Ūkininku. Ar turite karvių, kiaulių? Ne, aš tik kažkas laikau. Kas jums čia juokingo? Aš nesijaukiu. Taigi, kaip manote, ar Lietuvoje verta gyventi? Nu, jeigu gerų čiolių yra, tai aišku. O jeigu kalbant apie karves ir kiaules? Nu, aš sakau, aš kasu gerų, tai su ožkom viskas gerai. Geras toks vaikai. Daug kažko turite? Va, šiandien 9. Ko jūs jas maitinate? O tai klausiu. O tai tiksliau, kas daro tas jų maistas? Jūsų karta tokia protinga, nueikit į google.lt ir pasigooglinkit. O kodėl jūs manote, kad visi vaikai naudojasi Google? Nu, todėl nes viską žino. Tai jūs galvojate, jeigu vaikai viską žino, reiškia, jie naudojasi Google? Nu, tai aišku, o tai kas daugiau. O kaip galvojate, kam žmonės vaikšto į mokyklą? Tam, kad betsilukai nebūtų. O jūs visą gyvenimą norėjot avį savo auginti? Ne, visoškas ir taip norėjau, nes tėvas augino. Tai jūs einate iš rankų į rankas, ožką savo perduodate, ne? Nu, neina, bet perdodam dar. Ačiū, interviu. Gerai. Labą dieną, mano mylėjorų klausytojai. Taigi šiandien aš jums papasakosiu mūsų rajono orus. Kaip matote, Svirkuose bus labai daug lietaus. Jo bus tiek daug, kiek dabar iš Lietuvos emigruoja žmonių. Čia aišku ne į temą, bet su ais. O kaip matote, Bačkininkuose bus labai daug sniego. Taigi, storas bobas, prašau nelysti iš namų. Na, Kalabibiškėse bus labai didelis tsunamis. Jis bus toks didelis, kad nuneš visus stogus. Taigi būkite atsargus, kad nenuneštų jums ir galvos. Papiškėse bus kruša. Taigi saugokitės, mylėjai vaikučiai bei tėveliai, kad nenužudytų jūsų. Nes kai tuos per galvą, tai bus ne kažką. Na, o Bezdonyse bus labai nuostabi ir pati šilčiausia saulė. Ji bus labai karšta. Boleslavai, atsisukite, pažiūrėkite, ką už jūsų rodo švenčiausia motina. Atėjo, čia gi svankės popui. O viskas, jungiam, viskas, gana šito.